Labas rytas, mėlyje. Štai miškelis Kleboniškio ir jau iš tiesų atrodo, kad pavasariu kvepia. Už kelių dienų ir bus kovo mėnuo, nors atrodo, kad jau pavasaris. Todėl smagu, aš laukiu, tikiuosi ir jūs laukiat pavasarį, paskui vasaros atostogos ir taip toliau. Taip kad smagu. Na, o šio ryto tema, kurią uždavė mūsų prenumeratorius Edmundas, tai apie fokusavimo taškus, jo nustatymus fotoaparate, kaip naudotis, kad būtų ryškumas geras, tikslus, aštrus. Tad, manau, tema bus įdomi. Klausykit iki galo. Na, o kad nepamirštumėt, priminsiu, būtinai prenumeruokit, paspauskit laiką, būtinai paspauskit skambutį, kad nepraleiskit kitų video. Būtinai užduokit naują temą, kaip tai padarė Edmundas. Ir aišku, pakomentuokit, parašykit bent po 3 žodelius ir man tai malonu, jums tai nieko nekainuoja, o YouTube'as tuo tarpu kelia reitinguose ir geriau matosi. Taip daugiau mūsų prisijungia, daugiau gali sužinoti, išmokti. Nepamirškit ir pasidalinti šito video su tais, kurie nori sužinoti, nori išmokti. Tai iš tiesų padeda, iš tiesų atsiliepimai puikus, kai girdi iš mokinių, kurie jau ateina pas mane ir mokosi, kas individualiai, kas savarankiškai. Tai labai džiugu, kai žmonės mokosi ir matai, kai jų nuotraukos keičiasi. Taigi, mėlyje, apie fokusavimo taškus, apie jų nustatymus, kaip juos išnaudoti. Kas mums yra svarbiausia? Fokusuoti su fotoaparatu, kas svarbiausia, kaip mums juos išnaudoti. Turbūt kiekvienas savo fotoaparate ar mobiliam matėt fokusavimo taškus. Gali būti tai raudonas kvadratėlis fotoaparate, kitam aparate gali būti raudonas tik taškiukas. Mobiliuose mes matom kartais apvalius ratukus, kartais geltonus kvadratėlius. Ir jie atsiranda, jeigu mes naudojamės automatiniu fokusavimo režimu, ant kiekvieno veidelio. Kai tik žmonės fotografuojam, ar jų grupė, tik žiūrėk, ir atsiranda beveik ant kiekvieno veido po fokusavimo tašką. O ką reiškia, kai jie atsiranda? Fokusavimo taške yra 3 funkcijos, bent jau mobiliam. Taigi mes pirmoji tai yra suvesti ryškumą ten, kur yra pažymėtas fokusavimo taškas. Antras tai nustatyti tinkamą ekspoziciją. Ir trečias, užrakinti fokusą, būtent toj vietoj, kur mums reikia. Tai štai atrodo tos funkcijos labai geros, bet ne visi jomis naudojasi. Fotoaparate galima nustatyti ryškumą ten, kur mums reikia, arba leisti, kad fotoaparatas nustatytų. Taigi, jeigu jūs matot fotoaparate, žiūrėdami per vaizdo ieškiklį, arba ekranėlį, daug taškų vienoj vietoj, kitoj vietoj, kaip sako, šokinėja jie po visą ekraną, kur jie nori, tai žinok, kad tai nustatyta automatinis fokusavimo režimas, kuris visiškai atiduotas į fotoaparato ar mobilaus rankas. Aš dabar galvoju, turbūt aš suklydau dėl užrakinimo. Iš tikrųjų, dėl trečią funkciją fokusavimo taške mobiliuose, tai paprastai būna atpažinimas. Taigi, naujuose fotoaparatuose, tokios kaip sisteminiai, taip pat yra atpažinimas. Taigi, galima įsijungti kokią nori funkciją, iš tiesų jų labai daug. Dabartiniuose sisteminiuose fotoaparatuose galima pasirinkti daug įvairių funkcijų, kur rodos tau turėtų padėti. Jeigu tu mėgėjas fotoaparatą tik tai įsigijai ir pasimei, tu iš tiesų, sakai, kiek čia visokių funkcijų. Kaip gerai, kad tik aparatą atsuki į žmogų arba į kokį nors šuniuką ar lėktuvą, dar kur nors, ir žiūrėk, suvedė būtent ten, kur tas žmogus, lėktuvas ar šuniukas, ar ne? Puiku, iš tiesų. Aš negaliu pasakyti, kad tai yra kažkas tai blogo, nes fotoaparatas atpažino tuos objektus ir štai ryškumą suvedė ten, lyg tai, kur reikia. Tad mėgėjams tai yra nuostabu, tai yra pagalba didelė, visa kita, bet profesionalui
Mano nuomonė, tai ne visada gerai. Profesionalui sunku pasitikėti automatika fotoaparate. Mes visi puikiai suprantam, nors dabar yra ir dirbtiniai intelektai ir taip toliau, bet žinom, kad kol kas dar dirbtinis intelektas nesupranta arba net pažįsta to, ką tu galvoji ir ką tu mastai. Taigi fotoaparatas lygiai taip pat. Galbūt jis tau ir suves ten, kur tau reikia, bet gali būti, kad ir nesuves ryškumo ten, kur tau reikia. Sakysim, vis tiek tai patogiau, nereikia sukt galvos. Čia sukt galvos daug nereikia. Reikia žinoti paprastus niuansus ir tu suprasi, kaip tai reikia padaryti. Ar jums patiktų nuotrauka, kurioje matosi toks, blankus, kaip aš sakau, neturintis ryškumo vaizdas. Tai yra, pavyzdžiui, nuotrauka, įsivaizduok portretas. Gražus, viskas atrodo turėtų matytis. Akys ryškios, ant blakstienos antakė, kiekvienas plaukelis atrodo gražiai ryškus. O fonas gražiai liejasi, taip? O kai tu parsineši namo, pasižiūri monitorių, ekrane, tu matai, kad pasirodo ne taip čia ir ryšku, toks, tiesiog iš profesionalios pusės pasakysiu, tai pasimato ir tu tikrai pamatai, kur yra ryškumas, kur yra tas aštrumas tikras ir kur jo nėra. Ir manau, kad tada greičiausiai nusiminsi. Kodėl? Todėl, kad nėra to aštrumo, koks galėtų būti. Juk esi matęs nuotraukos, kuriuose tikrai ryškumas, kuo puikiausias, kuo geriausias. Tai štai, kai mes atiduodam visą vadžias į fotoaparato rankas, tai tokių dalykų atsitinka ir labai dažnai, nežiūrint į tai, koks fotoaparatas. Ar tai naujesnis modelis, ar senesnis modelis ir taip toliau. Pasitikėti nereikėtų, jeigu jau tu planuoji fotografuoti profesionaliai. Jeigu tu planuoji eiti profesionalumo keliu fotografijoje, tai pasitikėti tokiais visokiais automatiniais, ypač fokusavimais, nevertėtų. Taigi, įprotis, kuris turėtų būti, pirma, fotografuojant, kartas nuo karto pasitikrinti. Tai yra pasididinti jūsų fotoaparato ekranėlėje nuotrauką ir pažiūrėti, ar yra ryškumas ten, kur jums reikia. Štai kuo skiriasi automatinis fokusavimas, kai fotoaparatas pats daro, pats suveda ryškumą ten, kur jisai nori, ir kai mes turim galimybę suvesti ryškumą ten, kur mums reikia. Tai fokuso taškas būtent ten, kur mums reikia suvesti ryškumą. Dabar sakysi, tai ką reiškia? Tai reiškia, kad aš fokuso tašką turiu varinėti visame kadre, visame, kaip sako, ekrane, į kairę, į dešinę, į viršų, aukštyn, žemyn, ne. Apie šitą dalyką aš taip pat turiu savo nuomonę, kur sakau ne. Fokuso tašką aš pasilieku vidury ir fokusuoju tik tada į tą vietą, tarkim, žmogui, jeigu portretas stambiu planu, į akis ir tik tada kompoziciją suvedęs, nustatęs kompoziciją, spaudžiu iki galo. Todėl pas mane yra tokia taisyklė. Fokusuojam, kompoziciją, fotografuojam. Fokusuojam, kompoziciją, fotografuojam. Tai reiškia, kad aš ryškumą suvedu ten, kur man reikia, tada nustatau kompoziciją ir fotografuoju. Ir aš visą laiką gaunu ryškumą ten, kur reikia. Sakysit dabar, kodėl aš nevedu ryškumą, tiksliau fokuso tašką, nenuvedu kur nors į kairę arba į dešinę, juk tai patogiau, nereikia tos kompozicijos ten labai jau vartyti ir ieškoti ir panašiai, nes jau gaunasi lyg ir kompoziciškai teisingai. Ne, mėlyje, mes kalbam apie profesionalumą, apie keliavimą profesionalumo link. Todėl šie įpročiai, jie turi vystytis iš karto. Tad jeigu mes pradedam varinėti tašką į kairę, į dešinę ir žemyn aukštyn, tai mes gaištam laiką. Ir ne tik savo, o ir klientų. Todėl tokie dalykai fotografuojant reikia visą laiką pagalvoti apie tai, kaip mes galim darbą atlikti greičiau, geriau, kokybiškiau. Kad nevargint nei savęs, nei klientų. Bet kokioj fotoaparatų nustatyme galvokim apie tai, kaip mes galėtume padaryti darbą profesionaliau, geriau, kokybiškiau, greičiau ir taip mes daugiau išlošim tiek kliento naudai, tiek savo ir mums labai padės. Buvo šiandien klausimas, kaip nusistatyti
kad teisingas būtų fokusavimas, kokie ten režimai galėtų būti ir taip toliau. Labą rytą. Taigi yra tokie režimai 3, netgi kažkuriuose sisteminiuose mačiau likę tik tai 2 Canon gamintojo, tai kaip OneShot ir Aivo Servo, o dar vienas kažkodėl išimtas, gal ne visuose. Nikon gamintose yra AFA, AFS ir AFC. Štai 3 tokie režimai. Aš visą laiką pasirenku, jeigu Canon, tai OneShot, tai vadinasi vienkartinis ryškumo nustatymas su galimybė pasirinkti tašką, kurioje nori vietoj. Taip skamba panašiai ir AFS Nikon gamintojai, kurį aš pasirenkęs esu, kur irgi vienkartinis ryškumo nustatymas ir pasirinkimas taško ten, kur mes norim, kurioje norim vietoj. Taigi aš, kaip sakiau, taškų nepasirinkinėju, aš jo nevarinėju, o kad vienkartinis ryškumo nustatymas, tai man labai padeda būtent fotografuojant tą savo sukurtą taisyklę. Fokusuojam, kompoziciją fotografuojam. Vienkartinis ryškumo nustatymas tai reiškia, kad kai jūs paspaudėt knopkelę, suvedė ryškumą ir tol, kol jūs neatleidot, fokusas bus užrakintas būtent į ten, kur jūs suvedėt ryškumą. Jeigu tik mes pasitrauksim iš tos vietos į priekį arba atgal, greičiausiai reikės mums vėl tada perfokusuoti. Tai štai, kai mes užrakinam fokusą, mums tada yra galimybė, tai yra duota galimybė kompoziciją pakeisti ir paspausti, kad fotografuoti. Toliau dar Edmundas klausė, kokias nustatymas toks kaip pasirinkimas taškų. Čia jau įėjus per meniu, kai kartą nustatai ir ten jau paskui nereguliuoja. Pasirinkti ten 51 tašką ar 11 Nikon gamintojų. Aišku, naujuose sisteminiuose ten tų taškų jau dabar tikrai 2 ar 3 daugiau, tiksliau per visą turbūt kadro dydį, todėl tų taškų dar daugiau. Taigi aš atsakau, kad aš pasirinkęs didžiausią kiekį, o ką reiškia arba kodėl yra štai tokie nustatymai, tai kad čia greičiausiai tiems, kurie fokusavimo tašką varinėja kairė dešinę, aukštyn žemyn. Tad jeigu pasirenki visus taškus, tai tu turi galimybę varinėti kas kiekvieną tašką. Į kairę ar į dešinę, smulkesniais, kaip sako, žingsniukais. Į kairę tik, į dešinę tik. O jeigu tu nori, kad greičiau nustatytų, pasirinki mažesnį kiekį, tada tu tašką varinėja tokiais didesniais šuoliais. Lyg ir kad greičiau būtų. Grįžtant prie to pačio, aš, kaip sakiau, taškų nevarinėjau, aš be reikalo negaištu laiko tam, kad galėčiau susifokusuoti, dėmesį sutelt, kaip man greičiau nufotografuoti, kaip geriau, kokybiškiau ir tiksliau. Kodėl aš nevarinėjau, tai dar viena priežastis, todėl, kad dažniausiai nuvarytas taškas į kairę ir dešinę, jisai gaudo silpniau ryškumą ir kartais net ilgiau. Tai štai yra priežasčių ir daugiau, visų turbūt neišvardysiu. Tikiuosi, kad jums šiek tiek padėjau apie fokusavimą, kad gautumėt ryškias nuotraukas ir, kas svarbiausia, ryškias ten, kur jums reikia, ne ten, kur fotoaparatas. Tai jums, manau, padės stipriai gauti nuotraukas, tikrai geras ir kokybiškas. O kas norit, mėlyjei, daugiau sužinoti, daugiau gauti profesionalių patarimų, tai pas mane galima mokytis 2 būdais dabar, tai yra savarankiškai ir individualiai. Savarankiškai yra net 10 temų. Nuorodos tiesa yra po šio video. Užeikit, pasižiūrėkit. Taigi savarankiškai mokytis gali kada nori, kur nori ir būdamas kur nori, kada nori ir būdamas kur nori ir taip toliau. Žodžiu, tai yra labai patogu. Visą net 10 temų. Mokaisi, nuo nieko nepriklausomas, aparatą turi, įsitrauki jį, klausai, žiūri, kas sakoma, nustatai fotoaparatą, išbandai ir fotografuoji. Tai labai puikūs, geri patarimai, kad išmoktum gerai valdyti fotoaparatą ir fotografuoti. Pats supratimas yra labai svarbus. Tai štai toks būdas mokytis, jisai padeda žygiuoti greičiau. Ir aišku, kas nori jau profesionaliau, kas nori asmeninio bendravimo. Tai yra individualūs kursai. Tai tik tu ir aš, mes mokomės kartu, individualiai, visi profesionalūs patarimai, būtent tau vienam. Mes kalbamės tol, kol tu supranti, apie ką eina kalba.
Aš matau iš akių dažniausiai, jeigu žmogus, mokinys kažko nesuprato, būtinai svarbu yra pakartoti ir pamatyti, ar tikrai suprato, kad mes galėtume išsiaiškinti visus niuansus, dėl ko, kaip, kodėl reikalingi dabar tokie nustatymai, kada fotografuoti būtent tokiais programiniais režimais, o ne kitais, kada patogiau juos pasirinkti, kokiam žanrui fotografuojant, ar tai koks renginys, ar tai tiesiog daiktų fotografavimas, makro fotografavimas ar dar kas nors. Tai šitie dalykai duoda supratimą, kaip fotografuojama profesionaliai. Ir štai viskas tada pasikeičia, nuotraukos keičiasi, kokybė, supratimas ateina, tu žinai, kodėl tau reikia reguliuoti tiek diafragmą, tiek išlaikymą, tiek jautrumą. Kaip kad šiandien kalbėjom apie fokusavimą. Irgi svarbu žinoti. Jei paprastai, tai darai, tiksliau daro už tave fotoaparatas. O jeigu tu žinai, tu jau pats supranti, kad tau reikia daryti, o ne kad fotoaparatas už tave darytų. Tai štai, mėlyje. Ir pabaigai. Būtinai stiprus riebus laikas. Būtinai prenumeruokit šį kanalą, būtinai uždėkit skambutį, paspauskit tam, kad nepraleist kitų video. Būtinai pakomentuokit bent po 3 žodelius, nepatingėkit, nes tikrai žiūrinčių yra, o parašyt patingit galbūt, arba žiūrinčių yra, o laikų netiek daug, o tai viskas susideda į vieną krūvą ir tikrai reitinguose kelia YouTube kanalas. Mūsų šios video taip jungiasi daugiau žmonių, aš jau apie tai kalbėjau. Aišku, pasidalinkit, jeigu manot, kad kažkam reikia žinių, pasidalinkit šio video. Manau, kad tikrai jūs jiems padėsit ir bus jie dėkingi. Taigi nieko nekainuoja, tai labai viskas paprasta. Padedat jūs man, o aš jums. Taigi, mėlyje, iki kito video, iki kitų susitikimų visiems iki.